Puiku. Tiesiog išmes sulūžusią šakas, retenybė, tu nuolat viską gražini. Kas nors juk privalo. Per tave miesto aikštėje tikras jovalas obelužė. Audra dar labiau viską apvers, jei neapgenėsim šakų, kad jos neužkristų ant ponių. Tiesiog negaliu suprasti, kam šį vakarą Pegasai suplanavo liūtį ir taip nori sugadinti puikią saulėtą dieną. Galvok praktiškai, jie netyčia paleido lietutį aną savaitę, taigi atsigriebti, jos turi surengti rimtą liūtį. O ne, manau, puikiai sušukuoti karčiai sušlaps. Tau reikėjo skubėti užbaigti darbus. Lašai krenta per greitai. Padėk man. Štai, nerk ten, kol viską užbaigsiu. O ne. Kas dabar? Nenorėčiau įsipurvinti kanopų. Tau neįtiksi, viskas turi būti, kaip panorėsi. Kas naudingo iš to, kad susipurvinsiu kanopas? Tau niekad neatrodo naudinga. Nesąmonė, sąmonė, nesąmonė, sąmonė, nesąmonė, sąmonė, nesąmonė. Sąmonė iki begalybės. Nesąmonė iki begalybės ir dar daugiau. Gal skirstomės, kol viena iš mūsų nepasakė to, dėl ko gailėsis. Spėju, kad tu pasakysi, ką nors dėl ko gailėsies pirma. Priešingai, manau, tai tu pasakysi, ką nors dėl ko gailėsies pirma. Nieko nesakysiu. Ir aš. Tai keliauk savo keliais. Po tavęs. Gal mums reiktų likti dviese, kol rasim, kur pasislėpti? Gal ir reiktų. Ir greičiau. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Did you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Čia jauku ir sausa, kaip ir... Man tai nepriimtina. Obelužė, retenybė. Obelužė, retenybė. Kibirkštėlė? Greičiau, bėkit vidun. Ei, ar medis tikrai geriausia prieglauda per audrą? Taip, jei tavo namus saugo stebuklinga žaibolaiptis kaip mano, užeikit. Labai ačiū už tavo pakvietimą. Labai ačiū už svetingumą. Būk mandagiai, reik nusiplaut kanopų. Jei išbūsiu dar sekundę su tą bambeklę retenybę, aš už savo veiksmus neatsakau. Audra! Šįkart Pegasai tikrai persistengė, tikiuosi jūsų obelužė lengvai parsigausite namo. O gal ir ne? Jei norite, galite pasilikti. Spaikas išvykęs į Kanterlotą. Karališkais reikalais šiąnakt nakvosiu viena. Jūsų obelužė turėtumėte likti. Surengsim pižamų vakarėlį. Seniai apie tokį svajojau. O Dieve, rodu šį vakar esu susitarus. Visai išgaravo iš galvos, negaliu pasilikti nakvoti su obeluže. Pižamų vakarėlis. Viskas, ką norėjote žinoti apie pižamų vakarėlį, bet bijojote paklausti. Mano asmeninė knyga, tai puikus vadovas. Pažiūrėk turinį. Laukiau progos ją pasinaudoti ir šiandien ta diena. Bus nuostabu. Taip, nuostabu. Taip, nuostabu.
Kas čia po perkūnais? Luktelk, privertė mane nusiplauti purvinas kanopas, o išsipurvinti veidą galima? Kvailutė, čia purvo kaukiai, jie atgaivina ir atnaujina odą. Mes dailinam vieną kitą. Tai privalu, tai parašyta knygoj. Pižamų vakarėlis. Viskas. Matėt, kiek laiko? Turiu skuosti namo. Labai vėluoju kai kur. Labanakt. O, gal dar truputį pabūsiu. Valio, pižamų vakarėlis. Kam visą tai? Akių pabrinkimui sumažinti be abejo. Pabrinkimas, šminkimas, skanubėlis. Šaunu, viską darysim pagal knygą ir tada mano pižamų vakarėlis bus tikrai smagus. Girdėjau, Beluže, tikrai nenori sugadinti kibirkštėlė pirmo pižamų vakarėlio, ar ne? Aišku, kad ne, kaip ir tu. Tai sutarta? Tikrai taip. Kaip šlykštu. Žinai, galima būti netvarkingai, o galima nekultūringai. Žinai, galima būti įmantriai, o galima be galo įkyriai. Laimė gali sutarti su bet kokiu poniu, kad ir kokiu nesukalbamu. O aš sutariamiausias ponis pasaulyje. Tokio žodžio išvis nėra. Tai bus geriausias pižamų vakarėlis. Valio! Valio! Tai kaip tau sekasi, Beluže? Puikiai retenybė. Kaip nuostabu. Gražinimasis atlikta. Čia parašyta, kad turim pasakoti istorijas apie vaiduoklius. Kuri pirma? Aš noriu papasakoti baisią istoriją apie manieringą vaiduoklį, kuris varė visus iš proto savo perdėtų tvarkingumu. Aš tikra, kad jis jums pažįstamas. Nesu girdėjus, bet žinau geresnį pasakojimą. Tai kraupi istorija apie netvarkingą, nedėmesingą vaiduoklį, kuris erzino visus ponių 100 mylių spinduliu. Čia netikra istorija, įsigalvoji ją. Tai pasakojimas apie vaiduoklius, jie visi pramanyti. Vieną žinau, istorija vadinasi Legenda apie begalvį arklį. Tai buvo tamsi ir audringa naktis, visai kaip ši. Ir 3 poniai surengė pižamų vakarėlį, visai kaip ši. Ir kai paskutinis ponis manė esąs saugus, tiesiai jam už nugaros per kelis colius stovėjo begalvis arklys. Istorijos apie vaiduoklius? Istorijos apie vaiduoklius atlikta? Kas nori? Zefyrų? Tada uždedi zefyrą ant šokolado ir būtinai per vidurį, o tada atsargiai padedi kvadratinį traškutį ir viskas. Ir tiesiog suėdė. Bent jau galėjai atsiprašyti. Kaip tik žadėjau, bet tu mane pertraukei. Atsiprašau. Zefyrai. Atlikta. O dabar žaidimas tiesa ar išbandymas? Skiriu Belužę išbandymą padaryti ką nors tvarkingai ir atsargiai. Paįvairinimui, o ar ne? O mano išbandymas retenybei pralinksmėti ir neiti iš proto dėl kiekvienos menkiausios smulkmenėlės. Paįvairinimui. Manau, kad kai kas turėtų skirti šiek tiek daugiau dėmesio smulkmenėlėms. O aš manau, kad kai kas turėtų liautis drebėjus, kad kiti galėtų ramiai gyventi. Rodo, šį žaidimą reikia žaisti kitaip. Reikia sąžiningai atsakyti į klausimus arba atlikti tai, ko pareikalaus kitas ponis. Išbandymas tau. Išeiti į lauką ir sušlapinti
savo brangius tvarkingus karčius dar kartą. Privalai. Tokios taisyklės. Šia tau. Gerai, išbandymas obelužiai. Apsirengti blizgių neriniuotų apdarų. Patenkinta? Labai. Ar ateis eilė man? Išbandymas tau. Dalyvauti kitame į miestą atvykstančiame rodeo. Išbandymas tau. Nedalyvauti kitame į miestą atvykstančiame rodeo. Išbandymas tau. Nedalyvauti. Išbandymas tau nusišukuoti prieš miegą karčių 100 kartų. Išbandymas tau. Susišukuoti bent kartą. Suprantu, pagalvių mūšis, smagumėlis. Mergaitės, gal reiktų liautis? Liausios, jei liausis ji. Ji pradėjo. Gal laikas baigti ir eiti gult. Laikyk savo purvinas kanopas savo lovos pusėje. Mano kanopas ne purvinos, bet buvo. Gal ant jų dar liko purvo? Neliko, matai? Tai kas dabar nedėmesingas? Turiu iš naujo paklot lovą, kad ant klodai būtų kur reikia, kelkis, ei. Ne, viską sugadins, reikia gulti šitaip. Nieko nebus, opa. Tyčia šokai. Taip. Kelkis, vėl pataisysiu. Negirdžiu tavęs, miegu. Nepajudėsiu iš vietos. Pajudės, jei nori antklodės. Atiduok. Neatiduosiu. Atiduok. Ne. Atiduosi. Ne. Atiduosi. Ne. Atiduosi. Atiduosi. Ne. Gana. Čia parašyta, kad pižamų vakarėliuose pirmiausia reikia linksmintis. Ir jų dėka negaliu pažymėti šio darbo kaip atlikto. Labai stengiausi sutarti. Ne, čia aš nėriausi iš kailio. Ne, aš. Ne, aš. Tikiuosi jūs abi patenkintos. Sugadinot mano pirmą pižamų vakarėlį. Gražinimas į Zefyrai, tiesa ar išbandymas, pagalvių mūšis. Kas dar blogo gali nutikti? Atsiprašau, kad paklausiau. Matai, štai kodėl turėjom visas silpnas šakas mieste nulaužti, o nedailinti. Bet aš... Traukis iš kelio, poniutė, negalima gaišti. Palauk, sustok. Nėra ko laukti, nėra ko sustoti. Draugės, štai kaip turi būti dirbami darbai. Bandžiau tau pasakyti, kad jis nuvirš čia. Reikėjo stengtis labiau. Atsiprašau, kibirkštėlę. Tai nieko gero. Didžiulė medžio šaka vidury mano miegamojo. O knygoje nerašoma, kad pižamų vakarėlį turėtų būti didžiulė medžio šaka.
Bent jau nemačiau tokio skyriaus. Ką ten veiki po perkūnais? Tvarkau netvarką, kurią sukėlė vienas ponis. Kas tai buvo? Tiesa, tu. Reikia ką nors daryti. Šventimas šviesos, čia nieko nerašome apie šakas. Retenybė dėl ponio meilės, liaukis tvarkius smulkmenas ir padėk man atsikratyti šio medžio. Paskubėk ir padėk man. Klausyk. Atsiprašau. Ką sakei? Atsiprašau. Man dėrėjo tavęs paklausyti, kai tu pastebėjai, kur atsidursi šaka. Įkyrus dėmesys smulkmenams būtų išgelbėjęs mus nuo šio atsitikimo, bet dabar turėtum liautis tvarkius smulkmenas ir padėti man patraukti didelį daiktą, kuris tikrai trukdo. Būk gera. Būk gera. Bet aš išsitepsiu. O perkūnais? Kas per... Na taip, šalutinis sunkaus darbo poveikis tas, kad gali išsitepti, bet tau dėrėtų pamiršti. Negaliu pašalinti šios netvarkos, kurią sukėliau viena. Man reikia tavo pagalbos. Pirmyn. Čia yra skyrius apie pižamų vakarėlius kieme. Ar čia tas atvejis? Ar čia stovyklavimas? Atrodo siaubingai. Dabar geriau? Ačiū. Kaip gražu, iš kur jie atsirado, jų nėra knygoj. Ar jis didesnis už klėtį? Ne. Ar mažesnis už balną? Ne. Jums liko 3 iš 20 klausimų. Tikrai neįminsiu tavo myslės, galėjai sugalvot bet ką. Ar jau šilčiau? Jau šilčiau? Kodėl? Tau šalta? Galiu jungti šilumą. Ji turi galvoje, ar artėjam prie tiesos. Ne, tai buvo klausimas. Taigi liko tik 2. Ar tai šešiakojis ponis su violetiniais taškuotais karčiais ir besisvaidantis žvaigždėm, kuris skraido po pasaulį ir visus slepia stebuklingus žėrinčius kiaušinius? Taip, tikrai? Ne. Štai kas. Bet buvo smagu stebėti, kaip gražiai sutarėt. Norėjau, kad laimėtumėm kartu. Matot? Matot, iškart galėjom taip smagiai pramogauti. Jei tik kai kuris ponis nebūtų buvęs toks smulkmeniškas. Gal jis nebūtų buvęs toks, jei kitas ponis nebūtų buvęs toks netvarkingas. Atsiprašau, kad buvau toks vargas. O ne, aš tikra, kad buvau baisesnė. Tai turėtum sakyti tu, bet aš atsiprašau. Aš atsiprašau daug labiau už tave. Ne, taip, ne, taip. Skelbiu, kad mano pirmas pižamų vakarėlis pavyko. Valio! Pasilinksminti. Atlikta. Paeik 2 žingsnius į kairę. Ne. Į mano kairę. Kur? Dėl šios netvarkos kalta tu, ne aš. Atsiprašau. Mieloji princesė Celestė, sunku patikėti, kad poniai turintys labai mažai bendrų gali sutarti. Supratau, kad susitaikius vienam su kito skirtumais galima susidraugauti. Taigi, kas nori surengti kitą pižamų vakarėlį rytoj? O gal po savaitės nuo ketvirtadienio? O gal po 2 savaičių nuo šeštadienio? Po mėnesio?
Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė, garso režisierius Ramūnas Abromaitis, išversta ir įgarsinta SDI.